Akivaizdoje, todėl nemanau, kad Klaipėda iš karto eis į aikštę nešina baltą vėliavą. Na, o Žalgiriui šios rungtynės yra tikrai nebloga galimybė atsigauti po skaudaus smūgio BBL finalo ketvirto finale šeštadienį. Visų pirma, psichologinė ir komandinės dvasios, komandinės moralės prasme. Perima pirmąjį kamuolį Klaipėdos Neptūno krepšininkai ir Deividas Gailius kala į varžovų krepšį. Sausakimša išpildyta šiandien Klaipėdos Neptūno sporto salė ir štai šis pirmasis klaipėdiečių dėjimas yra sutinkamas didžiulėmis ovacijomis. O Žalgirio pirmoji ataka didžiuliu triukšmu prasižengia Paulius Jankūnas. Žalgirio komandos kapitonui ši diena yra ypatinga dar ir tuo, kad būtent šiandien jisai, na, nesakykim, švenčia, pažymi 25-ąjį gimtadienį. Apie šventimus savaime suprantama kol kas kalbėti net nereikia, prieš akis lemiamos sezono dvikovos. Kol kas Klaipėdos Neptūno ekipa aktyviau pradeda rungtynes ir antroji jų ataka galinti baigtis rezultatyviai. Pražanga Klaipėdoje gimusiam, Klaipėdoje savo profesionalo karjerą pradėjusiam, po to trumpam į Žalgirį ir į užsienį išvykusiam ir per Vilnių vėl į Žalgirį sugrįžusiam Aurelijui Žukauskui. Valdas, tai yra Paulius Markeliūnas. Prie baudų metimo linijos vienas taiklus išbandymas iš dviejų, 3-0. Neptūno komanda pirmauja, sužaidus nepilną minutę. Beje, šiandien yra žaidžiamos ir antrojo pusfinalio antrosios rungtynės. Ten taip pat pirmąjį mačą įtikinamai laimėjo favoritas Vilniaus Lietuvos Rytas. Šiandien jie su Šiauliais jau Šiaulių arenoje aiškinasi santykius, o tokiu atveju gali būti, kad šiandien vakare, būtent šį vakarą sužinosime ir didžiojo, ir mažojo finalo poras, arba sužinosime, kad kažkurioje poroje, o galbūt ir abiejose prireiks trečiųjų rungtynių. Atsakymai šitą klausimą jau pasibaigus mačui tiek čia, tiek Šiauliuose. Netaiklus Deivido Gailiaus metimas ir Jonas Mačiulis su kamuoliu. Perdavimas Jankūnas, šis gražiai paslapčia numeta kamuolį Aurelijui Žukauskui, nes pastebėjo šio perdavimo, kaip ir paties Žukausko reido į baudos aikštelę klaipėdiečių gynybą ir pražanga Martynui Mažeikai. Pirmoji asmeninė šiandien. Žalgiris ieško pirmųjų taškų. Ne taip lengva tai padaryti. Klaipėda kol kas labai sėkmingai ginasi nuo perdavimo į baudos aikštelę, perimdama jau trečiąjį kamuolį ir po to nespėja grįžti prie savojo krepšio Kauno Žalgirio ekipa, praleisdama dar du lengvus šeimininkų taškus. 5-0 sužaidus nepilnas porą minučių. Dainius Kalinga, perdavimas Aurelijui Žukauskui, žingsniuoja Žalgirio komandos centras. Tokia kiek padrika ir chaotiška Žalgirio komandos pradžia, tai susieta matyti ir su ta didžiulė energija, kurią pradėjo rungtynės Klaipėdos Neptūno krepšininkai. 4 klaidos per pirmasias 2 minutės. Rezultatas, kuris vargu ar patinka Žalgirio komandos treneriams, vargu ar jis patinka patiems žalgiriečiams. Atkovoja kamuolį po savojų krepšių svečiai. Mantas Kalnietis. Perdavimas Pauliui Jankūnui, prieš jį gerokai mažesnis Arvydas Aitutavičius. Priverstas yra pažeisti taisyklės. Antroji komandinė pražanga Neptūnui, pirmoji asmeninė. Mantas Kalnietis. Netaiklus ir jo metimas. Žalgiris vis dar be taškų, sužaidus pustrečios minutės. Arvydas Aitutavičius. Itin sėkmingai žaidęs ketvirtfinalio serijoje, svarbiausiose antrosiose ir trečiosiose rungtynėse. Dabar jo bandymas paaštrinti situaciją baigėsi prarastų kamuoliu ir rungtynės po krepšiu. Galingai žaisdamas Mačiulis atkovoja kamuolį, tačiau ir jo bandymas nesėkmingas. Kol kas tarsi užrištas krepšys, varžovų krepšys Žalgiriui 0-4. Metant 2 taškius, 3 taškio Žalgiris kol kas šios dienos rungtynėse nemetė. Deivido Gailiaus mestas kamuolys lekia tiesiai už aikštės ribų ir atitenka Kauno Žalgirio krepšininkams.
10. Ataka, kuomet kamuolys neliečia lanko ir netgi lentos. Tačiau Žalgiriui nieko gero iš to išpešti nepavyksta. Kaip beje ir Klaipėdos Neptūnui. Keičiasi klaidomis abi komandos. Ir stabdydamas varžovų greitą kontrpuolimą. Prasižengia pirmąjį kartą Deividas Gailius. Iškart sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Rytis Vaišvila į aikštę meta tritaškių specialistą Marių Kasiulevičių. Ir dar viena klaida. Sprūsta kamuolys iš Dainiaus Šalingos rankų. Jeigu kalbėtume apie Žalgirio lyderius, tai Dainius Šalinga yra tas žmogus, kuris pastaruoju metu, pastarosiamis savaitėmis demonstruoja bene stabiliausią ir rezultatyviausią žaidimą Žalgirio ekipos gretose. O dabar 2 taškai, dar 2 Neptūno taškai su varžovų pražanga ir Gintaro Krapiko